Labą dieną. Tai kaip po pirmadienį sunkiai pamoka buvo? Nieko, palaukit, pamatysit, kas šiandien laukia. Šiandien mes išmoksim klasės kintamosios. Jau iš pradžių skamba ne kažkaip, ar ne? Pamatysit, kas jūsų laukia. Gerai, einam iškart prie reikalo. Ką jūs galvojate, 13 pamoka bus lengva? Haha, norėtumėt. Gerai. Kadangi mes šiandien šnekėsime apie klasės kintamosios, tai mums iš karto reikia ją ir susikurti. Pavadinkime ją, sakykime, mano vardas, ne? Pašnekėsime apie mano vardą, susipažinsim, kas dar jo nežinote. Taigi, mano vardas bus Public. Arba kitaip sakant viešas. Na ir kadangi mes šnekėsim apie klasės kintamosios, tai mums čia reikia iškart kintamą ir suskurt. Tai mūsų kintamasis bus string. Pavadinkim tai vardą. Nes jį daug kur naudosime, todėl bus vardas, vardui vardo, tai geriausia bus vardas. Bet turėkit omeny dabar, jeigu mes naudojame kintamojo tipą string, mums būtinai reikia įsikelti failiuką, kuris taip ir vadinasi string. Kitokiu atveju mūsų string neuskaitys ir mūsų kodas mes errorus. Gerai, susikūrėme, ne? Dabar mums reikia susikurti objektą mūsų klasės mūsų klasiai. Ir objektą pavadinkim tiesiog mano objektas, ne? Na ir panaudokime mano objektą su mūsų kintamoju vardas. Aišku, mums jam reikia kažką prisiskirti, nes, kaip kitaip dabar turim kintamai, kuriam neturim nieko prisiskirę, todėl čia mes ir prisiskirkime jam kažkam, sakykime, mano pilnas vardas su kalbam, karčiau saks, gal geriau taip nereikia. Štai taip, na ir dabar galima pasirašyti tiesiog sijautą, užrašyti būtent mano objektą. Ir pagal viską mes turėtume gauti gerą atsakymą, bet mums meta errorą, nes aš nedarašiau mūsų pilno objekto, kuris rašosi štai taip. Gerai, dabar pasileidžiam, mes gauname lygius karčiaus, kas vuolia, viskas pavyko. Bet tačiau dabar noriu jūs nuliūdinti, nes jeigu jūs kursite viešuosius public kintamosius, jūs negausit nei darbo, nei pagarbos iš kitų programuotojų. Taip daryti yra labai negerai, nes kadangi jūs savo klasę susikūrėte kažkokius tai kintamosius, iš kur pas jūs bus garantija, kad jūs tokiu pačiu pavadinimu neskursite kintamojo kažkur kitur. Nes, sakykime, kintamųjų bus 600. Ir iš kur garantija, kad nebus dar vieno vardo tarp tų visų mūsų kintamųjų. Todėl mums publiką, arba kitaip sakant viešąją klasę reikia pakeisti į privačią, kuri taip ir rašas private. Ir galim pasileisti dar kartą, mes gauname errorą, nes kaip ir mokinau praeitoje pamokoje, privati klasė, ji priklauso tik tai savo. Jinai savo turiniu, kitaip sakant, kintamoju šiuo atveju, nesidalina su niekuo. Dabar prasidės hakinimas, arba kitaip sakant, čytinimas. Mes būtent mūsų privatų kintamai šiaip netai galime iškaulyti ir išsikviesti. Kaip tai turėtų atrodyti? Toje pačioje klasėje mums reikės dar dviejų
funkcijų. Viena funkcija nustatys vardą, nes kaip matote, mūsų kintamasis egzistuoja, kuriam nieko nepriskirta, o kita funkcija jį kaip sakant, iškvies arba leis būti iškviečiam. Kaip dabar tai turėtų viskas atrodyti? Pirmiausia, mums reikia susikurti viešą klasę. Matot, klasė gali būti ir vieša, ir privati viename, ta prasme, two in one, turėkit šito omeny. Ir mums reikia susikurti pirmą klasę, tai sakykime, tai bus labai paprasta void klasė, kuri nieko negrąžins, kitaip sakant, neturės return. Pavadinkime ją įvesti vardą. Atsiminkite, kad mūsų kintamasis yra varda. Taigi įvesti vardą, galima rašyti, sakykime, pilnai žodžiais, ane? Ir dabar bus taip. Įvesti vardą, mes turim kažkokius tai nustatymus ir kažkokius tai parametrus. Čia mums reikia įrašyti kintamai, kuriame mes būtent įvesim tą vardą, tebūnie priskirkime x. Atsiminkite, kad tai turi būti string, nes dirbame su string, ne su integer. Ir mes dabar mūsų kintamui turim, kaip sakant, privačiam kintamui turim prisiskinti kintamai, kuris yra publicistinis arba viešasis. Taigi, tai bus labai paprasta, tiesiog reikia pasirašyti mūsų kintamai ir jam prisiskirti, kitaip sakant, mūsų privatų kintamai ir jam prisiskirti mūsų viešai kintamai. Taigi, koks taps mūsų viešasis kintamasis, automatiškai toks taps ir privatus. Gerai, mes nuhakinam privato ir mes jį jau galime keisti į tai, kas mums yra reikalinga. Bet vis dar mes jo negalime iškviesti. Kad mums jį iškviesti, mums reikia dar vienos funkcijos. Šį kartą funkcija bus nebe void, tai bus string ir su ją mes jau galėsime iškviesti. Kitaip sakant, gauti vardą. Taip galime ir pasirašyti, gauti vardą, parametrų jokių nereikia. Ir mums čia reikia įsirašyti labai paprastą dalykėlį. Tiesiog return ir mūsų funkcija vardą. Ne funkcija, atsiprašau, o kintamai. Taigi, esmė tame, kad mes su savo publicistinė arba viešąją klase, kitaip sakant, tos klasės kintamojų sukursime kažkokį tai nusišneku, atsiprašau, čia tiek naujų žodžių man. Mes su savo klase, su viešąja mūsų funkcija turime susikūrę kintamą x ir mes jam įvesime reikšmę, kuris taps mūsų vardo, kitaip sakant, privataus vardo reikšmė. Ir mums tą vardą reikės atvaizduoti būtent šitaip. Taigi, kas dabar turėtų vykti? Mums reikia kažkaip visą tai įsikviesti. Kaip tai turėtų atrodyti? Pirmiausia, mums reikia susikurti objektą mūsų klasėje. Taigi, mano vardas klasė turės klasę mano objektas. Toliau, mums reikia prisiskirti būtent šitai funkcijai kažkokią tai reikšmę, kitaip sakant, mūsų kintamieji turi gauti reikšmę, todėl mes čia turime pasirašyti mano objektas, taškas, ir kaip matote, mes galim pasirinkti arba gauti vardą, arba išvesti vardą. Įvesti, tai taisyklingiau, tai mums reikia įvesti vardą pasirinkti ir būtent kadangi tai yra string ir vienas kintamasis, mums tą kintamai reikia kažkaip pavadinti. Tai pavadinkime, pakeiskime šitą pavadinimą, nes, kad matytumėt, kad iš tikro programa veikia, nes jeigu prašysiu Eligijus Karčiauskas, tai jau prieš tai matėte, tai sakykime, Ponaitis Eligijus. Tebūnie taip. Na štai.
Mes galiausiai mūsų kintamui prisiskyrėm kažką, tai yra Ponaitis Eligijus, dabar mums jį reikia atvaizduoti. Vėl aš rašau mano objektas, taškas, ir šį kartą gauti vardą. Kadangi mes gausim vardą ir mes ten neturime jokių kintamųjų, mums čia rašyti irgi nieko nereikia. Tačiau jeigu bandysime dabar pasileisti, mes nematysime nieko. Kodėl? Ta pati problema buvo užpraeitoje pamokoje berods. Mums tiesiog reikia siauto, nes programa juk nesupranta, ko mes iš jos norim. Ir tokiu atveju mes mūsų ekrane matome užrašą Ponaitis Eligijus. Prieš užbaigiant pamoką aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Jeigu savo klasėse kursite kintamuosius, būkite tikri, kad tie kintamai yra privataus klasės tipo. Nes jeigu jūs kursite klasę ir savo kintamuosius kursite publicistinėme arba viešajame tipe, patikėkit manim, jūs gausite didžiulį disrespektą iš aplinkinių ir jūs jokiais būdais negausite jokio darbo. Taigi, aš labai pats maliausi iš toje pamokoje, labai mėčiausi, tai jeigu kur panaudojau ne tą žodelį, dovanokit man, nes man C++ nėra kažkokia programa, kurią aš mokėčiau labai puikiai, tad savaime ir aš mokusi ir jūs mokau. Todėl, jeigu norite, teiskit, bet yra kaip yra ir aš stengiuosi, tikrai stengiuosi. O dabar palieku jūs su šitą pamoką, tikriausiai išdėstyti dar kartą, nes aš realiai, kol įsisavinu visą šitą, man reikėjo laiko. Taigi palieku su šitą pamoką ir susitiksim penktadienį.